Pabaigus dailidės darbus, sienų ir stogo konstrukcijas, kviečiame stalius. Jo rūpestis sudėti duris, langus, grindis, lubas, laiptus ir atlikti įvairius apdailos darbus, apkalimus, pagražinimus. Mūsų svirne reikia sudėti grindis, pastatyti laiptus ir įstatyti duris. Sprendžiam dabar dėl laiptų tvarkybos, tai ką pirmiausiai daryti, ir pastebėjom, kad pirmas įspūdis, kad yra sumaišytos laiptasė netaip įdėta, kadangi viršuje yra 2 pakopom dešiniai pusėje atviri lizdai, o kairiai laiptasėje yra tik tai vienas lizdas. Tai toks vaizdas, kad šita laiptasė yra apversta aukštyn kojom. Tai dabar pabandysim atsipalaiduoti, atlenkti vinis ir laiptasėje apversti ir pažiūrėti, ar jinai tinka, kaip mes manome, kad buvo. Tai iš to galima spręsti, kad laiptai jau buvo vieną kartą perrinkti ir gali būti, kad neteisingai buvo surinkti perrinkimo metu. Tai pasižiūrėsim, jeigu šitas variantas pasiteisina, tai grąžinsim į pradinę situaciją. Tie, reiškiasi, galiukai ant laiptasijos užeina tam, kad pakopa užsifiksuotų ir jos lipant neišstumtume. Tai čia vat yra išpjovimas ir užfiksuota vinimis. Bandysim atsilaisvinti ir laiptasiją persiversti. Ir dar mums truks tada 2 pakopų, tai tas 2 pakopas gaminsim naujas. Išsiardę laiptus, pabandėme apsukti laiptasiją, ir visiškai netinka kampai. Tai tada grąžinome vėl laiptasiją taip, kaip parsivežėm iš pirminio varianto. Ir dabar matome, kad sutampa 1, 2, 3, 4, jau 5 pakopa jau šiek tiek kreivai, 6 jau labai kreivai. Bet pagrindinis niuansas yra tas, kad 1 pakopa yra labai aukštai. 15 cm aukščiau negu likusios pakopos. Tai duoda ergonominį nepatogumą, kadangi nulipant žmogaus smegenys nusiskenuoja, reiškiasi, pagrindinių pakopų žingsnį, kuris yra 30 cm, o paskutinė pakopa jau yra 45 cm. Ir per tą vietą iš karto būna suklupimas. Lygiai tas pats, jeigu apsuktume, reiškiasi, antrep, tai tada būtų apačioj labai maža pakopa. Vėlgi tas yra blogai. Visų pakopų žingsnis turi būti plius minus keli centimetrai toksai pat. Tai dabar sprendžiam, ką daryti ir ko gero koreguosim apatinę visų laiptų padėtį. Gal padarysim dar apačioje kažkokią papildomą pakylėlę, kad šitą dalyką išspręsti. Žiūrint į laiptus, tai mums yra pats svarbiausias matmuo, tai yra šitas. Viskas nuo jo prisideda, tai yra H. Grindys lubos. Arba grindys gali būti. Tai yra 1 aukšto grindis ir 2 aukšto grindis. Tai šitas parametras mums užduoda pakopų skaičių. Antras parametras tai yra anga. Šitas angos ilgis. Nes kažkurioje vietoje mums, jeigu šitas ilgis bus per mažas, tai kažkurioje vietoje tiesiog galva pradės remtis į lubas.
Dabar laiptų patogumo taisyklė yra tokia, kad čia yra pakopos vadinamas žingsnis nuo pakopos iki pakopos. Tai yra H mažiukas pakopos. Kitas parametras yra pakopos plotis. Ir taisyklė yra tokia, kad 2 kart HP plus čia pakopos plotis, tai galim B pakopos, plus BP idealiomis sąlygomis yra 6,30. O ribiniai skaičiai yra nuo 6,10 iki 6,50. Tai dabar jau čia tai nėra ką tikrinti, nes vien jau aukštis yra 30 cm. Arba per naują daryti. Nu, 20, gerai jau taip, 20-28. Dėl to, kad mes turime užlipti į pakankamai didelį aukštį, bet anga yra maža. Dėl to laiptai yra status. Jeigu šitą angą mes išdidintume, laiptus galėtume versti šitaip. Kampą, reiškiasi kampą smailinti. Bet vietos nėra. Ir vat iš tikrųjų dabar žiūrint iš šių dienų niuansus ypatingai, tai čia yra tam antram aukšte kažkokie visiškai nereikalingi daiktai sudėti, tai kitaip sakant, mums reikia užlipti 1-2 kartus į metus. Tai mes praktiškai turime tokias kaip kopėčias. Bet jeigu mes ten norime tokiam svirneliai jį padaryti gyvenamą ir laipioti, ten tarkim miegamasis mūsų, tai jau bus labai nepatogu lipti. Tada darosi to, jeigu turim va tokią situaciją, tada pakopa darosi, vadinasi, liaudiškai lokio pėda. Viena dalis plati ir paskui susiaurėja. Ir priešinga pakopa, jau jeigu šitoj pusėje dešinėje plati, tai priešingoje pusėje kairė plati. Bet tokių laiptų niuansas, jie šiuolaikiškai vadinasi erdvę taupantis laiptai, nes labai nedaug vietos užima patys laiptai. Bet niuansas tas yra, kad aš lipdamas, reiškiasi, dedu kas antrą koją. Šiaip normaliai aš galiu atsistoti 2 kojom ant vienos pakopos. Ant tokios laiptų konstrukcijos aš dedu iš karto vieną antrą koją. Ir čia šitas niuansas vyresnio amžiaus vaikams kartais sunku. Ir aš kaip su humoru sakau, išgėrus gali koją sumaišyti ir nubildėti žemyn. Tai va, tai tokia yra laiptų ergonomikos teorija. O dabar reikia praktiškai tuos laiptus pastatyti kažkaip. Svirno išardymas, pervežimas ir surinkimas, restauravimas užtruko kelis mėnesius. Kartu dirbom ir mokėmės tik 14 dienų. Esame labai dėkingi meistrams, staliams, dailidėms, restauratoriams. Sauliui, Mindaugui, Valentinui, Laimonui, Martynui, Antanui, Kęstučiui, Arnui ir pagalbininkams, seminarų dalyviams, su kuriais daliname žiniomis, patirtimis, kava su sausainiais ir šypsenomis. Muziejuje Aukštaitijos Gatvinėme kaime atsiradęs dailus svirniukas tai ne tik naujas vertingas eksponatas, medinės architektūros pavyzdys, bet ir priminimas kartu prasmingai praleistų dienų ir puikus įrodymas, kad susitelkus daug rankų didelius darbus padaro. Tikimės, kad šie trumpi video siužetai padrąsins medinių namų savininkus saugoti ir tvarkyti medinės architektūros paveldą. Juk taip paprasta ir smagu, jeigu pasitelki draugus ir bendraminčius.